Sveiki visi. Tai tik pasivaikščiojimą po Kauną iš tos serijos. Pagrindinė šaka, važiavimo iš Kauno, Vilnius Kaunas. Jonava, matėt šitą viską. Aš einu pasivaikščiodamas, PFC. Pasakyta, kad kadaise buvo Grizlis, kavinė. Kiek laiko, pastatė PFC nupirkus. Mobilių dalis, galvoju, čia parduotuvėlė. O čia va, restoranas viešbutis Portofino. Daug metų egzistavęs, o dabar va, viskas stovi apleistas, buvo parduodamas. Na, koksai. Na, Savanorių prospektas. Kadaise, prieš metus, kai keliavau į Angliją, ir buvo ten tas video metų pažiūrėjus prieš metus, tai kaip čia dar buvo viskas tvarkoma, viską. O dabar štai va kaip gražiai sutvarkyta, dviračių takelis, viską. Čia va namai apleisti. O daug metų stovi. O čia tipo gydymo paskirties pastatą planuojamas. Daug metų stovi apleistas. Lietuvos draudimas kaip susikūrė gražiai. Perėjau kitą pusę gatvės, Savanorių prospekto. O štai praeina kokie rūmai. Burgundija, gėrimų parduotuvė, načnykas vadinamas buvęs. O dabar viskas nuomojama. Buvo maisto parduotuvėlė, bet veterinarijos vaistinė. Nuostabus oras pasivaikščioti, viską gerti. Šilta, saulėta, matot, lyg debesėlio nėra. Bet tik triukšmas, nes palei pagrindinę gatvę einu, tai daug mašinų važiuoja. Čia kokia kinų restoranas. O baldų parduotuvė. Oi, šitų baltų negaliu žiūrėti. Kadangi šios balduose dirbu panašius gaminam. Tai oistoriai svarbu. Itališki gardumynai. Bet čia privati klinika. Vadinasi kardiolitos. Toj pusė Dubingių parduotuvė, tai kilimai, viskas tenais. Aš tai va priekį buvęs Kalniečių prekybos centras. Turgelis Kalniečių žinomas. Prekiauja maisto produktais, įvairiais viską. Čia buvo didžiulis prekybos centras Kalniečiai. Oi, čia daug parduotuvėlių, kavinukių buvo. Atsimenu, aš ten patį savo pirmą televizorių Gold Star pirkau. Visko dabar va nugriovė, paliko tai tokią skarpėlę. Tiesiog matosi parduotuvė drabužių namai Juhent. Tai užeisim, pasižiūrėsim. Gal ką pavyks ir sumedžioti. Na, tik rašo naujas asortimentas. Eisim pažiūrėti. Aplankiau. Nenorėjau su kamera šumuoti, biškį telefoną, kaip matėt. O mainam pažiūrėsim, kad čia va išlikę bus Kalniečių prekybos centras. Lošimo namai. Viskas naujai tą pusę perstatyta. Čia va buvo knygynas didelis. Reikėdavo ką mokyklom visokių knygų, visko tai būdavo galima rasti. Dabar Dainavos biblioteka. Čia paštas buvo Lietuvos. Dabar va tik tai kas likę.
Čia kapams. Viskas nykiai išnykę, pasikeitę. Jehovistų salė karalystė. Kokia karalystė. Moteriški drabužiai. O, kai čia perdaryta visas. Čia anksčiau buvo įėjimas. Tai oi, čia būdavo judesys, čia žmonių pilna. Dar ir turgelis buvo. O čia galima buvo eiti iš kitos pusės. Irgi labai populiaru buvo. O dabar, kai viską persatė, va štai liko iki parduotuvė. Pabandysim praeiti iki parduotuvė, kitą pusę. O, štai kaip restauruota. Viskas naujai padaryta. Muzikitė groja viską. O, renkosa vaistinė viską. O, kaip atrodė anksčiau archyvo nuotraukos yra padaryta šito prekybos centro. O, štai koks būdavo radinis fasadas jo. O dabar, va štai kaip naujai padaryta viską. O, štai kokia erdvė, viską, o irgi parduotuvė, gėlės, verslo centras, mes išeinam pro kitą pusę. Na, kitoje pusėje va matosi buvo senai Kauno kino teatras. Varydavom visi į filmus, būdavo sunku bilietus gauti, būdavo iš ryto anksčiau išeini, vienu perka, po pietų visi varo į filmą. O štai kai dabar atrodo, kaip iš nuotraukose matėte. Kaip dabar va štai jisai. Stiklinė dėžutė ant viršaus. Daugiau nieko. Štai jam prieš akį Kauno rajono savivaldybė. Iš Kauno kino teatro padarytas yra bowlingas, lošimo automatai. Kino teatras panaikintas jau daug metų. Štai vėl pereinu į kitą pusę gatvės. Dabar kai yra atšilo visur kondicionierių pildymai, kiekvieną kampą atsirado. Štai va toj pusėj prekybos centras Salas yra va. Vairiausi rūbai, viską. Na, aš patraukiu į šitą pusę. Buvusi Kauno kino teatrą. Rūmai. Eurinė, viskas po eurą, bet ten Aliexpresas Lietuvoj. Visas Š vadinamas. Bowlingas. Stotelė. Ir miesto autobusai, ir tarp miestiniai stoja čia. O aš einu vieną parduotuvę. Nu, kaip einu. Nežiūra. Aš einu va čia vieną parduotuvę. Nebrangi apranga ir sendaikčiai. Vikinga. Pažiūrėsim, kas joje.
Jau paliko parduotuvę. Kaip matėte, kainos tai pulteliai po 18, dar pažiūrėjau neaiškios būklės. O rožinis DS 28, nu ne, internete galima pigiau. Dabar traukiu toliau pasivaikščiojimą. Tai 2 tokios parduotuvėlės buvo, kur aš užeinu, bet nieko nėra. Daugiau turgui galima rasti, negu juose ir pigiau. Jau Dubingių parduotuvė, šiandien aplinkų šitą vietą tos video. Dabar einu tiesiai. Kažkadaise praeitam kažkuriam ten video 25-mečio turgelį rodžiau, bet jisai buvo vakarė, jau buvo uždarytas viską. O dabar pabandysime ryte praeiti. Jis atidarytas. Pabandyti pasižiūrėti, kas ten kom prekiaujama yra. Einu į turgelį, atidarytas, pasitinka papuošalais, anksčiau būdavo daug sendaikčių prekiaudavo viską, o dabar vienas didelis stovi ir viskas, o štai pats turgus. Likus reklama mobiliai telefonai, jų priedai, rūbai, viskas. Toks mirštantis vienas kitas žmogus vaikšto, kokias maikutės, viską. Viskas moterims. O, dar. Ir mėsinė va dar veikia. Kiek laiko. Jinai gyva. Čia rūbais. Džinsai. Irgi ten prekiauja viską. Daržovinukai, praeisi pro daržovinukus, einam čia pažiūrėsi, čia anksčiau būdavo judesys įvairių visko prekių, o dabar kai su. Irgi batai, koinės ir suknelės, moterims viskas. Toks išlikęs turgelis, atmyręs, net praeit neįmanoma būdavo, reikėdavo brautis pro žmonės. O dabar laisvai. Daržovinukai, braškės lenkiškos po 3 eurus. Po 80 braškės. Pomidorai vietinė eurą 70, mėsinė eurą 60. Bulvės po eurą 20. Kopūstukai. Čia visi gyra šitą turgelį, nes čia daug pigiau negu kituose yra. Braškės visos zagraničnos. Trešinės po 4 euriukus, o aš tas turgelis. Viską. Pagrindiniai pirkėjai senjorai. Daržovės vaisias. Bulvės viskas. Šuniukas dažus vaikšto. O, kiek braškių, po 2,50. O babutė ir gėlytės savo. Tas turėjimas tai tuščias, mašina stovi. O ir čia vyksta prekyba. Gėlės, viską, čia į sodą daržą, prekės. Gyvas dar turgelis, bet toksai prie mirimo. Viską išlaiko vaisiai daržovės, tokį jo kvėpavimą. Jau, toliau keliauju gatvelę, iš turgaus išėjęs, nuo savo namų kvartaliokas. Viską, daugiabučiai aplinkui. Ramu, tylu, čia kaip užkampiuose mažose gatvelėse. Jokio triukšmo, jokio judesio. Žmonės ir garažus turi prie namų. Čia yra super garažą turi prie namų. Patraukiam į pavėsį.
O, kaip gražiai alyvo žydė. Kaip jų daug. Kvapas tos gaivus. Nesaveinas alyvo. Išlindau. Vadinamą pasimatymo. Čia kaip apleista. Čia kaip parkas buvo viską. O, tik pagrindinys likęs. Krūmai. Man dar tik tai matosi truputį akmeninės tvorelės išlikę. O, pasidėt ant jau viską. Kas, o, šiukšlių kalnas sukrautas. Didžiulis. Čia va, iki parduotuvė. Čia kompiuterinių. PL kompiuteriai. Kompiuterio parduotuvėlė. Irgi daug metų gyvuoja. Palikė likti akmenimis. Kad pradėtų su mašina važinėti, kaip visi mėgsta greitai labai. Pamuša tik randa, kur skyrė. Nyvas paštomatas. Čia va. Kavinė Katpėdėlė daug metų gyvavo viską, bet šiemet užsidarė. O čia va štai koks stiklinis pastatas, o čia laukai parkas visur. Ir fontanas. Kai rekonstravot, pastatė o tokį stiklinį dėžutę, tai išliko tik atminimai. O viena va skulptūra. Ir daugiau nieko tokio daug menančio. Čia va dabar vadinama pasimatymo iki, visi vadina. Kareivis prospektas. Katpėdėlis pirkęs tik tai va. Užrašai belikę. O šuniokas triukšmauja, bato taisyklėlė. Prieš Saulėtiką senai buvo Katpėdėlė. Daug metų buvo jau panaikinta, dar buvo likusi reklama ir viskas. Aš kaip šuniokas gražiai triukšmauja. Na dabar padaryta čia mokama aikštelė. Na aišku, padaro, kad per naktis, kad nepaliktų žmonės mašinų. Bet aišku, šita problema didelė yra su statymais visur. O štai kaip. Viskai daržovės. Kebabai. Pieno gaminių kiskelis. Ir kavos galima nusipirkti. Na, pažiūrėsim, kokias kainos kavos. Va, taip, va. Tada kava pusantro, pieno ekspresas kava su pieno irgi vaisius po pusantro. Klubo narių tapsi bus po eurą. Važiuodamas į turgų užsuku į Urmo turgelį. Ir ten po 80 centų, pačiam turgelį po eurą 50 kava būna. Aišku, po ten turgelį, kai padaro viena moteriškė labai skani kava, o parato lieka parato. Autobusas pravažiuoja Kauno. Na, rytoj Kauno dienos Kaune. Na, jau šiandien prasideda nuo vakaro 6 prie Kauno pilies renginiai. Na, iš pagrindas tai rytoj, tik aišku, šiandien, kad lazerių šou bus. Įdomu aplankyti, bet labai vėlai, kad prasidės šitas dalykas, tai važiuosiu rytoj su vaikais. Daug vaikam pramogų bus visko. Na, aš va, keliauju štai va tokie Kauno troleibusai. Prasilenkia su manim. Autobusas. Express marketas, pizza express. Daugiau buvo tų pizza express, bet dabar truputį mažėjusios. Kaip sakoma, tampa vienetiniai Kauno spaudos kioskeliai. Biškį irgi pasinaikina.
autobusai. Va, pakabinti kokį tablo, koks atvažiuoja, į kur važiuoja, už kiek laiko. Labai patogu yra. Va, taip pat ir nuo maršrutų. 30, 9 valandą va, labai gerai pasižiūrėti. O štai to toks pasivaikščiojimas. Iš gero oro pažiūrėti, aplankiau kaip porą parduotuvėlių, jums parodžiu, kad viduj koks šrotas vadinamas. Ir susimatysime.